Sveiki, mano mylėjai, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir vėl noriu padaryti video. Mes dabar statom pirtį, tai apie pirtį, aišku, irgi bus keletą video išleista tolimesnę eigą. Bet aš pamačiau, kaip šalia čia mano sklypo namas statomas pardavimui ir stato žmogus, įsukinėja varžtus, vienu žodžiu, ir nusprendžiau padaryti video, nes matau, kad žmogus puikiai sugeba dirbti, tą karkasinę technologiją supranta ir viską daro daugmaž kokybiškai ir vienas stato, ten, sakant, vikingas, didvyris, mes galim laimėti, bet visa ta esmė, kad galutiniam atveju nėra kokybės. Nėra kokybės dėl apdailos, nėra kokybės dėl to, kad galvoj greitis, galvoj gal pinigai, bet su tais prisukimais, varžtais ir tais vadinamais dabaigimais, niuansais yra daug trūkumų. Ir kad nesakytų, kad čia tik tai būtų apšnekėjimas žmogaus, tai aš noriu truputėlį, ten 1% to, ko mes žinom ir darom ir mokom ir dirbam. Tai dabar apžvalgą padarysiu mūsų visų tokių varžtų ir visokių tų momentų, kuriuos norėčiau, kad visi žinotų ir tos žinias dovanoju, kad galėtumėt dabar, tarkim, sezono pradžia, visi pradeda pirkti apdailą, medžių bitėse, Bata, kitur, visur, kur galima, kur ten pigiau, kur brangiau, bet bėga ir prisukinėja visokias apdailas, daro visokius stobus, daro viską. Ir pagrindinis dalykas daro dažniausiai ir galbūt ir gerai, kad patys, bet truputėlį susipažinkit, prašau, su šitą informaciją. Tai tiek dabar prie reikalų. Tai dabar padėjau čia į vietą nedidelį dalį tokių varžtų, su kuriais mes dirbam. Ką noriu pirmą pabrėžti, tai kad varžtai dalinasi į keletą tipų. Tai pirmas momentas yra C1, C2, C3, C4, o toliau yra ten lauko, yra vidaus darbams ir lauko darbams. Ir paskui yra C4, tai jau yra lauko darbams ir jau yra paskui A2 ir A4, tai yra jau, galima sakyti, irgi lauko darbams, bet tai yra jau nerūdintis plienas. Va čia, tarkim, yra pažymėtas, parodytas, kad čia yra, tarkim, nerūdintis plienas. Ir ant jo yra parašyta, kad A2 ir jo to plieno markė. Tai visa esmė, ką noriu pasakyti, kad tie varžtai skiriasi savo panaudojimo galimybėmis. Ir pagrindinė problema, mano to, vienu žodžiu, kuris prisukinėja varžtus pas save čia sodybai, tai, kad jisai naudoja vidaus įrengimui skirtus varžtus lauko darbams. Kur yra problema? Ką ta problema reiškia? Kad paskui pradeda jie tekėti, o jeigu baltas fasadas arba šviesus fasadas, nesvarbu, tai labiausiai matosi. Jeigu tamsus fasadas, vis tiek matosi, nes ten tose vietose atsiranda rūdis. Tai arba naudot lauko darbams nerūdinti plieną, kas yra gerai, labai gerai, sakysim, arba naudoti C4 šitie varžtai, kurie
skirti lauko darbams. Padengimas taip vadinamas. Tas padengimas gali būti dažymas, gali būti ir gruntavimas, gali būti ten vadinamas rūstvirtų, gali būti vadintis skirtingai pavadinimai, tai gali būti sugalvoti. Bet dažniausiai arba dažymas, arba padengimas. Yra netgi oksidacija. Ta oksidacija, tai aš irgi pakalbėsiu atskirai apie skrailus. Čia atskirai irgi padariau tokį kaip standuką. Tai va, tarkim, yra vadinami tie skrailai, kur yra oksiduoti juodai. Oksiduoti, nedažyti. Yra dažymas, o yra oksidacija. Tai skiriasi, oksidacija yra žymiai geriau, bet ir brangiau. Bet čia yra vadinami skrailų naujas dalis, tai pakalbėsim apie tai atskirai. Tai vienu žodžiu, pradėsim nuo mažiausių varžtų. Kas mane dar stebina, kad kai ateini į parduotuvę, nesvarbu kur, nenoriu ten vardinti visų, bet jūs suprantat, visas parduotuvės aplamai ir mūsų visi, ten tarkim tie vadinami pardavėjai, nelabai suinteresuoti, sakant, perduoti žinias, jie labai suinteresuoti parduoti ir greitai, va čia va tokie smulkios varžtai, čia taip, o čia pirk ir eik. Tai dėl to man labai daug sunku gauti iš kažkur žinių, kuris varžtas kam tinka ir kodėl šitas, o ne kitoks, kodėl tas plonas, tas storas, kodėl kam skirti, kokie ten tie visi parametrai, kaip juos dalyti. Labai daug informacijos ir kaip ją sudėliot galvoj, žmogui tiesiog galvos skausmas. Tai vienintelis žmogus, kuris mane normaliai pamokino, tai vienu žodžiu, tai yra individuali Ramūno Putnos įmonė. Tai ten Ramūnas Putna, pats savininkas, kiekvieną žmogų priima ir su kiekvienu žmogu bendrauja ir labai, sakyčiau, gražiai, ilgai, kiek jam užtenka, kaip sakant, laiko, sugeba paaiškinti, kam skirtas tas varžtas, anas varžtas, ir tai ir yra jo, kaip sakyčiau, galvoju, sėkmės paslaptis, nes jisai kiekvienam klientui skiria labai daug dėmesio ir jisai stengiasi, kad ne šiaip savo parduoti daiktą, kad kuo greičiau, bet ir dar paaiškinti jo technologinį veikimo principą, kad žmogus suprastų, kaip tas viskas, kodėl šitą reikia pirkti varžtą arba ten šitą tvirtinimo elementą, o ne kitokį. Tai vat didžiulis, aišku, ačiū tam žmogui, mes jau bendraujam 10 metų ir, aišku, ne pas jį vieną perku tos ir varžtus ir viską, bet tas, kuris tikrai įvedė į tą visą, sakyčiau, sistemą ir supažindino mane su viso to asortimentu, tai yra Ramūnas Putna. Tai va taip, toliau pradėsim, tarkim, ateinate į parduotuvę ir jūs norit nupirkti ilgą ir labai ploną varžtą. Tai jums sako, tokių neegzistuoja. Nu tai vat, įsivaizduokit, vat, 6 cm labai plonas, visokių tokie vat yra irgi, bet jeigu atkreipti dėmesį, tai vat abu du pastatot šalia viens kito ir matot, skiriasi dėl to, kad vat, ten, tarkim, tos galvos skiriasi. Viena yra įgilinamąją, o save įgilina kitą, vat, irgi, bet jie, kai įeina į medieną, atrodo beveik vienodai, bet kiekviena skirtingai eina į medieną. Pasižiūrėkite. Matot skirtumus. Tai vat, irgi reikia daug visokių eksperimentų, kad pasiekti tą rezultatą. Paskui vat, labai geri įdomius varžtai Heko firmos. Čia yra laukų darbui skirti, yra padengimas, tai vadinamas toks rūstvirtas. Ką tai reiškia laukų darbui, kas yra ta firma Heko? Tai jie parduoda savo varžtus, tai vadinama nematomam tvirtinimui. Ką tai reiškia? Nu tai vat firma Kamo išleido tokį aparatą, kuris, matot, ratiukas toks, kuris, vat, tarkim, galima iš šono tvirtinti. Tai vat šitas varžtas išeina iš čia ir išeina iš čia. Ir jūs galit prisukti lentą, bet galima Kamo parduoda savo varžtus ir Heko parduoda savo varžtus. Kas man patinka, kad Heko varžtus gali įsukti ir nereikia tau kartais aparato. Tiesiog gali be aparato tą padaryti, bet jau sudėtingiau. Ką tai reiškia nematomas tvirtinimas? Aš parodysiu ant savo padarytų darbų. Tai va, tarkim, jūs einat, žiūrit, visa mediena matosi,
o kur prisukta, nesimato ne vieno varžto. Ir jūs va taip pat vaikštot, žiūrit, o sako man labai dažnai, o kur jūs čia, kaip čia jūs pritvirtinat, tai kartais pajuokauja, sako, iš kitos pusės. Ir pradeda galvoti žmonės, kaip ten galima iš kitos pusės prisukti. Ir iš tikrųjų, o taip tu žiūri viską gražiai ir tu nieko nematai ir gaunasi, tu galvoji, oi, tu savo, ir aš taip noriu. Ir vat, o yra ir kitoks tvirtinimas, kuris irgi nieko blogo nedaro. Vat, matot, čia varžtukas, bet jisai yra nudažytas, jo ir visiškai puikiai nesimato labai, bet jisai egzistuojantis. Vat, prašau, matomas. Tai čia yra skirtingų tvirtinimų metodų, būdų. Ir tas, sakant, metodas turi teisę gyventi. Jo, ir yra tokie momentai. Bet aišku, galima sakyti, iš matomų tų tvirtinimų, sakysim, dabar darom pirtį. Ir tarkim, galim prisukti, taip kaip prisuka, vienu žodžiu, žmonės. Tiesiog aš paėmiau ir įsukau per jėgą tą varžtą ir iškart plyšta. Paskui aš paėmiau, pragrįžiau, ane? Ir tam pragrįžime specialiai tangavimus ir tada vėl įsukau varžtą ir jau viskas ir okei, nieko neatsitiko. Bet ką aš padariau? Aš tiesiog paėmiau ir pracingavau, tai vadinamas toks veiksmas, kur padariau grįžimą ir dar plus tai galvutė į vietą. Tai tada nėra tokio plyšimo elementaraus ir gavosi, kad pasiekiu tą rezultatą, kuriuo reikia, o rezultatas idealiai, kad būtų vienodai gražiai. Aš jau nekalbu apie tai, kad spalva parinkta. Jūs matot, kad atitinka spalvą. Tai čia nėra, kad specialiai nudažyta. Čia tiesiog parinkom iš tų spalvų, kurios buvo ir su tą spalvą atitiko idealiai 5.0, atrodo, aš galiu suklysti čia dabar su spalvos kodu, bet vienu žodžiu ir varžto spalva atitiko idealiai, vienu žodžiu ir padengimo spalva. Matot, čia yra idealiai. Ir svarbiausia, galva, kai sueina, jinai sueina gražiai, neplėšia nieko. Tai tam, kad pasiekti tokį rezultatą, ar ne tokį, o tokį, tai reikia, aišku, naudoti tas vadinamas pagalbinės priemonės. Tai pagalbinės priemonės visokios būna. Jos būna tokie grąžtai, kurie labai greitai yra montuojami ant grįžimo sukimo aparato. Paskui yra varžtas kartu su tangavimo elementu, kai tu iš karto pragrįži ir užtanguoji. Ir yra atskirai tiesiog tik tai tangavimo elementai, kur skirtingo diametro tu gali ir pragręžti skylutę ir iš karto nedidelę tokią, kaip sakant, vietą galvai. Gali tiesiog tik tai vietą galvai padaryti be jokių grįžimų. Aišku, ten dar naudojam čia metalų, čia atskirai, bet man labai patiko šitie metalų skirti grąžtai, labai iš tikrųjų padeda daugelį vietų, bet pagrindinė funkcija, kurią atlieka, yra šitie visi momentai, kad tie varžtai tikrai gražiai būtų įsukti. Čia labai svarbus momentas, atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu be šito įsuka varžtus ir sako, viskas bus ok, ne visais atvejais tai tiesa. Turiu galvoj, kad tai mediena paprasta, kur ne termo, paprasta mediena, tai yra džiovinta, obliuota, šiaip pašiaušta, tiesiog kartais ir nereikia gręžti, galima įsukti, viskas tvarkoja, ten nesakau, kad visais atvejais reikia gręžinėti, bet, tarkim, termomediena turi padidintą skalumą. Ką tai reiškia? Savybė medienos turi tokią savybę kaip skalumas, dėl to mes galim priskaldyti malkų, dėl to mes galim obliuoti, dėl to mes galim pjaustyti, dėl to mes galim ne tik, sumilavau, pjaustyti galima ir plasmasę, pjaustyti galima ir kitus elementus, bet būtent skaldyti tu gali vienintelė pasaulio medžiaga tik tai, vienu žodžiu, medį ir tik pagal rėvės. Tai dėl tuo visas šitas amatas kaip stalistės
ir tam, tarkim, dailydė, ir kiti amatai, kurie susiję su medžiu, jie yra, kaip sakant, įmanomi dėl šito savybės skalumo. Ir va tas savybės skalumo, jinai kartais labai padidėja, nes tas medis sausėja. Sausėja dėl to, kad pečiukė jisai yra, išeina iš jo oras, išeina iš jo drėgmė ir jisai pradeda tampa stabilizuotas, jisai tampa, žodžiu, daugiau atsparus tai lauko sąlygom, drėgmei ir taip toliau. Bet tuo pačiu jo skalumas padidėja ir jau jam būtina ir gręžti jį, taip toliau. Kada mes su to susidūrėm? Mes viską tą susipažinom su tais visais dalykais, irgi ne per to, kad labai esam protingi, todėl sakau, esam mes, nes mes dirbam, aš dirbu su komanda, aš vienas nieko nepasiekiu. Jeigu jums pasakyti, kad, va, tarkim, aš vienas statau namus ir kai daug žmonių sako, tai čia tu vienas nieko nedarai, teisingai, aš vienas nieko nedarau, mes su komanda viską pasiekėm kartu ir ne su viena, o daug žmonių su manim dirba, skirtingų ir keičiasi tos komandas ir dėl to ateina naujos patirtys, naujos žinios ir taip toliau. Ir mes kartu augam, kartu su tom komandom, su skirtingais darbais, su skirtingais pažintimis, mes augam ir mokomės. Tai vienu žodžiu, viena iš mūsų tokių pamokų buvo, kai mes pradėjom dirbti su skalūnu, su šitų termomediena ir kamo technologija. Ir pradėjom naudoti tas heko varžtus ir pradėjom grįžinėti iš šonų ir pradėjo trūkinėti tas vienu žodžiu medieną iš šonų, tai mes pradėjom ieškoti sprendimų ir suradom. Pasirodo, yra specialūs kamo kaip įsukimai, turiu galvoj, įsukti turi su, va, tarkim, išeina tas varžtas, išeina, o tu susuki ir va čia yra ribotuvas, iki čia giliau varžtą neįsuksi ir čia yra labai svarbus momentas, kad tu giliau, tu gali, su to ribotuvu tu nesugadinsi tiesiog gaminio. Bet jeigu skyla, tau reikia ir pragręžti. Tai vat yra toks grąžtas, su kuriuo tu giliau nepragręši, irgi, nes jisai irgi su ribotuvu ir jisai yra irgi kamo. Jis yra irgi kamo išleistas, vienu žodžiu, jo yra 3-16 parašyta ir vienu žodžiu jisai yra parduodamas irgi specialus, jį jau yra žymiai sunkiau gauti, bet, va, tarkim, kai jums įsuka tiesiog, va, tarkim, tą vadinamą varžtą ir be jokio grįžimo, tai tas yra įmanoma tik tuo atveju, jeigu mediena yra paprasta. Visais kitais atvejais, tai turiu galvoj, ten paprasta mediena, tai yra ne termo. Termo mediena arba, tarkim, sakysim, uosė, ąžuolą, kietmedį, visais tais atvejais, arba ten kažkokia ten ypatinga rūšis medienos, kurie atvežta iš užsienio, bet jinai yra, skiriasi, kad kieta mediena, tai vadinasi, jinai jos padidintas skalumas. Vadinasi, reikia visur gręžti ir tada naudoti tą įgrįžimą, pragrįžimą, paskui jau įsukimą. Tai vat, tokia yra nedidelė, kaip sakant, toks nedidelis momentas, kurį mes laiku ištaisim. Ten buvo prisuktas tik tai 1 metras kvadratinis, bet klientas pastebėjo ir laiku atvažiavom, turiu galvą, aš atvažiavau ir buvo pokalbis su komanda, kad reikia vis dėlto prisilaikyti kokybės. Aišku, nebuvo kaip sakant, buvo maloniai nustebinti, bet vis tiek teko padaryti ir padarė ir galiausiai visi buvo patenkinti. Taip, tai čia kalbant apie vieną smulkmeną, čia ir dar heko varžtai man labiau patinka, nenoriu aš sakyti, kad, tarkim, kiti varžtai blogi ir kamo varžtai geri, bet heko to gali atsukti, išsukti, pats gali prisukti be jokių o kamo varžtą tu neįsuksi be to aparato ir yra niuansų. Tai vat, paskui jau irgi yra keletas standartų heko varžtų, turiu galvoje C4, yra lauko darbams skirti ir vidaus darbams skirti, tai skiriasi tie momentai, yra ir net žali. Kas man įdomiai buvo, net žali yra, tai įdomiai.
Jo, tai vat yra žali. Paskui visokių yra dabar šiuo metu spalvų. Vat rudi, žali, tamsiai žali, šviežiai žali, raudoni, juodi, oksiduoti. Tų varžtų yra labai didelis pasirinkimas, kurios tu gali tiesiog pritaikyti, net gali nudažyti. O tarkim, SV firma padaro tokį bairį, jos nudažo galvas arba ten visą varžtą, kaip jūs norit, pagal užsakovo pasirinktą tą vadinamą ralą spalvą. Tai aišku, ten kažkoks yra kiekis nemažiau negu kažkiek, bet tai padaroma. Jo, tai galima iš vis idealiai atitaikyti. Bet aš dabar sakysiu savo nuomonę, bet koks dažas, bet kada nueis. Bet kokia spalva, bet kada nublūks ir saulė suvalgys. Tai mano galva reikia žiūrėti ne į dažą, o tarkim oksidaciją. Niekada gyvenime su ja nieko neatsitiks. Tarkim termomediena. 3 kart ilgiau tarnauja. Tarkim, man dabar mes darysim, aš darysiu pats asmeniškai savo dirbtuvės, tai ten bus deginta mediena, deginsiu pats, irgi rodysiu visą tai ir darysiu vienu žodžiu su skrailais, su tokia oksiduoti juodai. Ką tai reiškia? Juoda oksidacija būna žalia oksidacija, būna tas pats nerūdintis plienas, lauko darbui skirtas, net su klijais, bet visiškai nėra oksidacijos. Čia tas pats varžtas, bet neoksiduotas. Bet tai yra varžtas, tai yra vinys, jis yra įkalamas, bet tu gali jį išsukti. Kur yra kokia nauda šito daikto? Jūs patys įsivaizduokit, tarkim, jūs sukalėt fasadą ir, tarkim, viena lenta trūko. Yra problemų, bet čia nėra, tu paimi ir išsuki. Kaip atrodo gražiai varžtas, kai jisai yra įkaltas, bet ne kaip vinys, bet atrodo kaip varžtas. Tai yra labai didelis pliusas. Vienintelis dalykas, su kuo mes susidūrėm, kad ant šakos, kur mediena kitesnė, tai vienas įsikelia giliau, kitas ne taip giliai, gali dasukti, aišku, bet yra niuansų. Yra niuansų, aišku, ne viskas taip idealu, kaip prašo. Reikia priprasti prie to darbo su tais aparatais. Tai aparatas, kurį naudojam, nėra pigus, bet nupirkom. Vienu žodžiu, esmė tokia, ką jisai daro. Man patiko, kad jisai daug ką gali įkalt. Čia matosi, kad jisai yra 15 kampas, bet jisai skrailus, visokio tipo, vinys visokio tipo, viską jisai ten, kiek mes esam paskaitę, ten 15 visokių variantų gali jisai įkalt visą esmę to aparato. Vėl, negalvokit, čia nėra reklama, man už tai niekas nemoka. Čia yra tiesiog paaiškinimai. Paskui čia yra kiti vinys su kito aparatų kalaminė, su šito visiškai, bet tik tai aš parodyt norėjau, kad yra tokie vinys, kur irgi yra su būbniniais aparatais įkalami, kad pagreitinti procesą. Yra paprasti vinys C4 su padengimu. Kodėl aš kalbu apie C4? Nes daug kas naudoja ne C4, o paprastus vinius, o paskui tas karkasas tam tikrą laiką stovi laukia ir rūdyja, vinys teka ir taip toliau. Paskui yra dar aparato kitas vinys, kur tu gali naudoti lauko darbams, bet matot, kokia graži galvutė. Ir ta galvutė jau nėra tokia kaip paprasto vinio. Jinai yra nerūdinčio plieno, tai pradinasi vinys irgi ir galbūt tokia apvali, blizganti, įdomi labai. Ir čia yra didesni vinys, čia dar mažesni vinys ir čia gali ir tas pats pistoletas sukalt. Jo, čia yra jau tvirtinimui elementai, tvirtinti tai pagreitina procesą keletą kartų, žinot apie ką aš šneku. Jo, ir tarkim, paprasti vinys, kur yra ne būbniniai, o juostiniai, C4. Irgi C4. Paprasti tvirtinimo elementai. Mes kalbam dabar su jumis visą tą mūsų serija dabar skirta tvirtinimo elementam. Tai vėl naudojam ir darom tvirtinimo elementus. Jo, paskui, kas norit, žiūrėsit serijas apie tai, kaip darysiu tas dirbtuves. Tai mes kalbėsim su jumis ir rodysiu jums pirmą, kaip deginsiu medieną. Paskui skirtumas taupime, aš už kiek nupirkau, kiek sutaupysiu, jeigu pats deginsiu,
ir ką reikia žinoti, būtent darbą darant su tais krailais ir kokią aš technologiją naudosiu, būtent deginimo. Tai yra irgi niuansų labai daug. Jo, ir irgi dar daugiau pasakoju savo YouTube kanale ir savo Patreon kanale. Tai vat, Patreono galite prisijungti, paliksiu jums nuorodą. Vienu žodžiu, visa mintis yra tai, kad Patreonė yra, kaip šitas pastatas buvo pastatytas nuo nulio pats, nuo pamatų iki galo viskas yra parodyta Patreonė ir galima pasimokinti ir pačiam net pastatyti, jokių problemų čia nėra. Jo, bet dabar vat, darysiu degintą medieną pats, deginsiu pats ir visą tai rodysiu. Prisiregistruokit prie mūsų Patreono ir galėsit netgi patys tą padaryti. Taupimas, kiek aš paskaičiavau, šiuo metu ant šito fasado kainas 2,5 tūkstančio. Tik taupimas, ne pirkimas, bet taupimas. Tai čia tokia, sakant, jums tokia mintis, kad kiek galima sutaupyti. Jo, dabar toliau apie varžtus. Varžtai skiriasi į tokios apdailinius ir, galima sakyti, konstrukcinius, kurie konstrukciškai turi tvirtumą laikyti labai stipriai. Tropa darė bandymo metodais, kai bandė rauti, išrauti ir ten gniuždyti, lenkti šitos visus varžtus. Ten jūs pasižiūrėsit, jos vienas varžtas mašina išlaiko, ant tiek jie yra stiprus. Ir jie yra skirti skirtingiems darbams, skirtingiems etapams, skirtingiems momentams. Svarbiausia šituose varžtuose žinoti, kam jūs ką naudosit, kokiuose vietose, ką reikia įsukti. Tai va, tarkim, atrodo, va čia toks varžtas, bet jisai iš karto matosi, kad rostvirtas, kad jisai skirtas yra lauko darbams, ant jo yra padengimas. Čia yra rūdas, paskui čia yra žalias padengimas, gerus tvirtas, čia yra rūdas, tamsiai rūdas padengimas. Vienu žodžiu, irgi lauko darbams skirtas. Ir nerūdintis plienas visas yra skirtas lauko darbams. Ir jisai skiriasi į dvi dalys, nerūdinčio plieno visi varžtai. Tai yra A2 ir A4. Tai tarkim, A2 skirti paprastiem lauko darbam, o A4 yra, kur yra šalia jūros, šalia kokių nors ten ekstremalių sąlygų, naudoja jau A4. Nes jisai dar geresnis, jo, kaip sakant, išsilaiko geriau dar. Bet jau A2 skaitau mūsų klimatui per akis. Taip, paskui netgi vinis skiriasi, čia specifinis vinis, kuris yra irgi skirti laukui, nes su padengimu. Čia yra būtent iš komplekto, kur anksčiau naudodavom mes susukti tą vadinamą, sukalti stogą arba geradą, arba tilkorą. Bet dabar vietoj šito jau naudojami varžtai su gumytėm. Nes kodėl varžtai? Nes tu gali tą stogą ir atsukti, jeigu reikia. O daug kartų prireikdavo daryti tą atsukimą, nes žmogus pirmiausia neplanuoja, paskui kaminas, paskui stoglangis, paskui ten visokios antenos, visokios ten Starlink sistemas, ir mes daug kartų atsukinėjom tos vadinamos stogus, tos lapus. Tai dėl to nusprendėm jau, kad praėjo laikas to vinių. Taip, paskui, aišku, būna tie vadinami, atrodo, kad vinis, bet čia yra baldinis konformatas, irgi kaip baldo susukė, tai pagrindinis elementas naudoja. Tai tiesiog reikia žinoti, kai tu ateini, ko tau reikia, ką tu nori pasirinkti, nes yra labai plonų varžtų. Čia atrodo ploni, bet čia ne pačios ploniausios. Turiu galvoje, kad dar yra dar plonesni, nes kur naudoja, kur reikia medieną nepažeisti. Ištink, toks plonas ir su galva tokia šešikampė. Jo, šešikampė galva beje labai gerai įsisuka, geriau negu trikampė, nes čia net nežinau, ar aš turiu čia trikampį. Turiu, čia trikampis, čia, bet čia yra spalvoti įsukimai, kaip mes, kaip sakant, bliusius tos vadinamas naudojam. Jo, tai čia yra, skiriasi tie mano sakvojažai. Vienas yra
labai smulkus varžtai ir vinis. Čia jau yra antras pagal didumą jau koeficientinė biški didesni, ilgesni ir nerūdintis plienas sudėtas. Čia jau yra link konstrukcinių ir tie vadinami ir lauko darbam, ir vienu žodžiu, čia vidaus darbams konstrukciniai, nes jie be padingimo, o tarkim šitą jau negali sukti laukia, nes jisai verks. Jo, ir paskui yra visokių čia sureguliavimų, tie varžtai yra atskirai, su specialiai pragrįžimu ir, tarkim, specialiai, matot, kaip tokie, sakant, rifliavimai tokie, kurie geriau užsikabina į medieną ir nelauža ją taip stipriai. Tai irgi momentai. Ir paskui eina konstrukciniai varžtai. Tai tie konstrukciniai varžtai jau grinai medienos suklijavimui, susukimui. Ir netgi yra tokie specialūs, kur jūs galit pamatyti, kur, tarkim, čia yra konformatas. Padėsim, šitas yra konformatas. Jisai gali būti susuktas į sieną ir laikymo, laiko labai didelis apkrovas. O čia jau skirtas šitas varžtas, skirtas, matot, jisai su atskirų sriegių. Tai jisai skirtas susukti į medieną ir dažniausiai naudojamas, kur yra gegnis. Gegnių su kryžiavimai, tie varžtai yra labai patvarūs. Plius dar galima pasakyti apie varžtus, kur, tarkim, čia, tarkim, viskas yra parašyta, bet čia, nėra audo, tai čia lauko darbui, bet čia nėra parašyta drifts, bet čia parašyta C4 audo, o vienu žodžiu, yra, kur ant varžto parašyta, matot, drive. Tai 18 kartų šitokį varžtą galima sulenkti ir jisai nelūžta. Tai čia toks momentas. Čia darė tas bandymus, statome jums terasą. Tai irgi toks momentas, irgi darė bandymus, irgi parodė ir turi jie YouTube tą seriją apie to varžto panaudojimus. Tai labai daug žmonių jau apie tos varžtus daug ką pasakoja. Tai savo padarykite išvadas, kad vis dėlto specialistai mato, kad labai dažnai žmonės neįsigilina į situaciją, prisukinėja, kas yra pigiau. Netgi galiu papasakoti vieną tokią situaciją, kuri įvyko vėl darant vieną objektą, mes vadinam tą namą supernamą, kai statėm, kai žmogus pats savininkas, kai mes išvažiavom tam tikram laikui, susuko apdailą. Susuko apdailą pats ir tos varžtus įsuko ne rūdinčio plieno, ne lauko darbui skirtus, o paprastus ir termomedieną. Ir sakau, verks tą termomedieną būtinai reikia persukti. Tai net su juo kalbėjau kiek kartų, bet taip ir neįtikinau, bet vis dėlto įtikinau žmoną jo ir vis dėlto paskui praėjo laikos ir jisai sako, vieną lentą nepastebėjau, nepersukau, tai jinai visą nuėjo tais verkimais. Tai visiškai aš buvau teisus, sako man, kad kitaip būtų visas fasadas sugadintas, jeigu nepersuktų jisai tų varžtų. O ten tikrai buvo kiekis pakankamai didelis, apie 10 000 varžtų teko atsukti. Tai aišku, nereikia ten numinėti viso fasado. Tu atsuki kažkokį dalį varžtų, prisuki kažkokį dalį, atsuki kažkokį dalį ir nereikia numinėti fasado. Bet vis dėlto reikėjo visą fasadą persukti. Tai dėl ko? Dėl to, kad žmogus paskubėjo, priėmė pats sprendimą, pats prisuko, nesikonsultavo, pagalvojo, kad viską žinantis. Tai visą laiką reikia atkreipdėmėsi į tai, kad konsultuokitės. Skambinkit, konsultuokitės, bendraukit, ar galima tą padaryti, ar reikia, ar taip, ar ne. Ir tai duoda tada didesnį jums daugiau žinių, kad mažiau tų klaidų padaryti, sakysim taip. Ir toliau einam. Mane labai domina, gelbėja tos konstrukciniai tie varžtai labai dažnai, nes jie labai gerai iš tikrųjų
išlaiko apkrovas ir labai dažnai naudoju netgi tas 4-5 cm varžtus, kai nestoras lentas reikia tarpusavio susukti, bet reikia būtinai pragręžti prieš tai. Ir prieš įsukant visas tas varžtus, prieš įsukant, aš naudoju į dėžutę papurškiu visą laiką ten VD sistemos. Ir gaunam situaciją tai, kad jie ženkliai greičiau yra įsukami ir mažiau gadina patį aparatą ir geriau įlinda į, galima sakyti, medieną. Sakant, jie visiškai kitaip įsisuka. Ir tu gali va taip papurkšti, pabiški taip sakant, pamaišyti jas ir tada tie patys varžtai, mažiau man gadina patį mano techniką, sakysim taip, ne? Jo, dabar, ką noriu dar pasakyti, yra varžtai, yra kur į ne medieną, o betoną, tai yra tiesiog įkalami tuščiaviduriai visokių dydžių, yra su plasmasė skirtingų dydžių, bet yra, kur tiesiog konformatas įsisuka, bet reikia gerai parinkti. Nuo betono labai daug kas priklauso, kaip jis yra sustingęs ir reikia parinkinėjom kartais 6,5, 6, 7,5, 7 grąžtus, kad jisai geriau laikytų. Paskui yra varžtai vėl tie tokie, kur jau čia ne varžtai, bet laikymo prasme, kad įsisuka ir gali ištraukti, durys ant jų montuojam, kartais dabar ganėtinai seni, bet labai geri irgi. Aš tik tai sakau, kad jūs skirtumą jaustumėt, kad yra skirtingi momentai prisukimo ir galima tą patį daiktą padaryti su skirtingais metodikais. Jūs turit parinkti, kas geriau. Tai tarkim, kas geriau laiko, kas geriau įsisuka, ten tarkim jūsų, sakysim, kas tinka silikatui, netinka ten kitam blokeliui, kas tinka ten mūrui, tai nelabai tinka silikatui ir taip toliau. Reikia labai daug domėtis, kur kokį varžtą naudot, kad jūs nesugadintumėt savo darbą. Tai čia toks momentas. Toliau, tarkim, mes netgi prisukam irgi C4, susukam ten, tarkim, gipsą, OSB ir čia yra C4 lauko darbui skirta, nes mes, tarkim, kai perdangą kartais statom, jinai kartais laukia būna, paskui uždarom stogą, bet tuo metu, kai darom, jinai skaitosi lauko darbas, tai dėl to naudojam C4. Tai galima susukti gipsą, tai su juodais sukom, o čia yra prisukamas OSB su šitais varžtais juostom. Tai tokie momentai. Tai čia, ką aš norėjau parodyti, kad pirmas dalykas, tų varžtų nėra mažai ir juose gaudytis labai sunku, bet jūs konsultuokitės visą laiką su specialistais ir vieną, ką savo atsiminkit, kad yra lauko darbams skirti dalykai ir vidaus, ir juos nemaišyti. Paskui yra labai didelė visuma šitų visų varžtų ir kad jeigu jūs kažko nesurandat, jūs galite vis tik konsultuoti, žiūrėti internete ir vis tik atrasti jums reikalingą tvirtinimo elementą. Tikrai surasit, dabar labai didelis pasirinkimas, tik tai domėkitės. Dabar dar galiu pasakyti, dar čia apie šitą jau kalbėjau, apie kamo jau kalbėjau, tai aš naudoju visą laiką visokie čia tokie pagalbiniai momentai, visokie čia, sakant, bitos, kurios dažniausiai, tarkim, eina 20, 25, 20, 30, 40 ir visokie komplektai, vienu žodžiu, paskui visokie tokie momentai, kur gali prisukti ir biški pofrizuoti visokius variantus, taip toliau. Paskui čia dar momentai, pagrėžimai visokie ir varžtai, kur dažniausiai šitą dėžutę su manim važiuoja, jeigu kokį objektą, ir jūs galite pamatyti, kad vėl yra laukui darbo skirti, skirtingos spalvos, irgi čia lauko darbui su rūstvirtu padengta, čia konstrukciniai, čia vėl lauko darbui irgi žalias, čia matot netgi žalios spalvos, bet tas žalias nuo žalio skiriasi. Paskui čia irgi
Čia, va, tai pasakysiu, čia nėra laukų skirti, čia yra vidaus darbam, bet vienu žodžiu, bet tokie su nedidelė galva. Ir va, paskui, va, čia dar galvutės tvirtinimo elementai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad varžtas skirtas specialiai, vienu žodžiu, prisukti šitas metalinės konstrukcijas. Ir netgi jie yra skiriasi, netgi šitie varžtai skiriasi, tarkim, mes pasižiūrim, vienas gamintojas, antras gamintojas, atkreipkite dėmesį, mes priartinsim dabar ir pasižiūrėkit, kuo jie skiriasi. Matot? Vienas turi kūginį atėjimą, kitas turi beveik kūginį, bet ne. Ir gaunasi dar vienas padengtas, šitas skirtas laukui, čia vidaus. Ir matot, kepurės netgi čiučiut skiriasi. Ir matot, vienas yra, tarkim, vienos firmos, aš nevardinsiu, kitas kitos firmos. Ir vat, žiūrėkit, vienas ateina, kitas ateina. Vat. Jie atlieka tą patį funkciją, bet galiu pasakyti iš esmės, abudu dirba gerai, bet man labiau patinka tas, kuris su kūginiu, nes jisai stabilesnis, mažiau lūžta šitie kraštai, jeigu jau persuki ir taip toliau, jisai stabilesnis. Taip sakysim. Jo, dabar, vienu žodžiu, kodėl mes juos naudojame? Mes dabar dažniausiai, kai kampus sukam, mes prisukam vieną ar du varžtus ir tokiu būdu stabilizuojam vietą ir jau paskui praeinam su vinimis ir dakalam kitas visas skeles, kad sutvirtinti tą, kad laikytų tas kampainis tą apkrovą, kurią reikia. Bet jeigu tu viską iškart sukali vinimis, o kampainis stovi ne toj vietoj ir ne ten, tai nuimti arba pastumti, arba kažką pakišti, gaunasi neįmanoma, beveik reikia pjauti su, vadinama, bolgarkė tą visą dalyką. Tai mintis yra ta, kad pirmiausia stabilizuojam su varžtais, bet tie varžtai turi būti specialūs, negalima naudoti paprastą, tarkim, aš jums pasakysiu, tarkim, tokį net, nes jisai kaip prisisuka, jisai, matot, kaip su galvutė kas atsitinka. Galvutė taip yra ir jinai tiesiog, jeigu perlaužia, jinai gali nulūžti ir nelaiko nieko. O šita galvutė specialiai skirta laikymui, jinai yra čia sustiprinta. Tai dėl to šitas momentas irgi reikia žinoti. Čia apie skirtumas ir kaip, ką daroma, kaip visas tas momentas veikia, metalo tvirtinimą. Tuo pačiu galima pasakyti dar apie tai, kad naudojam visokius tokius priedus, kur ribotuvus, vienus, antrus, trečius, ir SV, Devalto ir Makita, kaip matot, skirtingos firmos, visos geros, bet skirtingose vietose skirtingai tarnauja. Jo, dabar netgi papasakosiu, žinot, įprastas momentas, kai mes taip laikom, prikalam tiesiog plevelę, dar kažką ten, būtent, aš prikalsiu, viskas tvarkoja, čia dabar nėra ką prikalt. O čia tas pats daiktas, čia tas daiktas, tu nori taip laikyti, bet iš tikrųjų jisai laikosi taip. Ir viskas. Ir gaunam rezultatą, kad šitą žymiai lengviau paspaust negu šitą. Šitas į apačią gal ir gerai spaudžiasi, bet kai tu laikai į viršų ir ranką laužai, tai šitas viršuje lengviau jį gali paspaust, nes jisai kitaip veikia. Tai irgi tokie momentai, vienas veikia abudu jų iš čia veikimas, bet vienas iš čia spaudžiamas, kitas iš čia, kad negalvotumėt, kad čia mano sugalvotas momentas, čia parašyta, kad 38% paskaičiuota lengvesnis šūvis. Jo, bet čia gali galvot, kad reklama, bet daviau darbuotojams, patikrinom, dabar kitų įrankių nenori. Sako, vežk tik šitas. Tai toks momentas. Nu ir čia jau pasakoju jums maždaug apie valandą šitų visų momentų, kaip varžtų skirtingų panaudojimas.
skaitau, kad šiai dienai užtenka. Kas dažiūrėjo iki galo, prašau visų, sakant, tokių žmonių, kurie tikrai pasižiūrėjo, vadinasi, jiems buvo įdomu, prisiregistruoti prie mano Patreon kanalo, nes ten irgi pasakoju labai daug ką ir, kaip sakant, yra noras toliau tobulėti ir toliau pasakoti ir toliau vystyti, sakant, kitus planus. Tai darysim, sakau, fasadą, darysim tą vadinamą deginimą, darysim prikalimą ir montuosim ir visą tai filmuosiu, rodysiu, galėsit turėti daug informacijos, kaip sutaupyti pinigėlių, pačiam padaryti viską ir kokybiškai visą tai sumontuoti. Tai tiek, su jumis buvo Eugenijus Plišinskis, Medžių idėjos, iki kitų kartų, sėkmės jums ir statykit gerai, iki.